Štai jums pristatau savo stovyklavietę. Labai greitai sutemo, artėja naktis, dabar yra apie 18 valanda. Palapinė pastatyta, vieta išrinkta visai gera. Kažkoks tai buvęs kirtimas, malkos kiek tik tais nori. Šabakštynas didžiausias. Dar šiek tiek palauksim ir kursim laužą. Šį kartą neturiu jokių eglišakių ir jokios beržo tošės, kadangi šita vietovė tai tokia, eglių čia nelabai rasi. Tai tiesiog turiu, nežinau kaip šios pavadinti, vatos tamponai, paprasti, naudojami kosmetikoje ir šiek tiek popieriaus. Čia realiai viskas, ką turiu, tai aš manau gali man sunkiai sekti šį kartą užsikurti ugnį. Tuo labiau, kad palikau savo daugiafunkcinį įrankį. Naudosimės tuo, ką turim, bandysim čia kažkaip įkurti. Šį kartą naudosiu prožektorių, nenaudosiu žibalinės lempos, nes aš, žodžiu, ją ten biškį sudaužiau netyčia, o stiklo pakaitinio gauti neišeina, lengviau yra nusipirkti naują žibalinę lempą. Tai šiandien naudosiu prožektorių. Nu, nežinau, kad čia man seksis tą pušinę malką įkurti. Kažkaip tai turės įkurti. Kažkaip tai reiks įkurti. Batą tai čia be jokios abejonės iš karto įkursiu, tik tai nežinau dėl eglišakių, kaip čia man bus. O. Na, šitas peilis nelabai tinkamas kėlimui. Lata dega labai greitai ir labai lengvai. Popieriukas. Kągi, apie 19 valanda, laužas kūrenasi, kol kas man visai nešalta. Dabar yra apie 6 laipsniai šalčio ir naktį pranašauja iki 8. Nors dienos metu žiūrėjau, pranašavo 11 laipsnių šalčio, liko tik 8. Laužas taip ganėtinai sunkiai dega, kad aš turiu jį praktiškai visą laiką kurstyti. Bet kito kelio nėra. Kad nesušaltų, reiks taip ir daryti. Kas kažkiek tai laiko žarstyti, papūst kartais. Ir taip stengtis ištempti kuo ilgiau. Šiaip gana greitai laikas eina. Turim marinuotą vištienos ketvirtį, tai versiu ant medinio iešmo ir bandysiu išsikepti. Tai vienintelis maistas, ką turiu šiai parai. Kągi, užsidėjau savo ketvirtį vištienos. Manau, per kokį pusvalandą ką turėtų iškepti. Koks geras skonis, reikia gal dar vieną. Aš kaip iš to pudelio skaniau geriasi negu iš termosinio.
Na va, kepė ir neiškepė. Mano šlaunelė. Ilgai aš čia ją kepu, bet kažkaip nelabai jinai čia nori iškepti. Matosi dar raudonos mėsos biškį yra. Bet turbūt taip ir teks valgyti su angliukais. Ką bandom kepti toliau. Dabar yra po 10-15, temperatūra yra apie -8, bet daugiau šalti neturėtų. Aš kaip ir savo laiką pasiekiau, jau kaip ir galiu eiti miegoti. Tik susikrauju didžiulį laužą joninių ir tikiuosi, kad bent 2-3 valandas žarėjos skleis šviesą ir bandys žvėris, nes šiaip pravažiavau, tai gana nemažai čia yra medžiotojų bokštelių, reiškia, čia žvėrių yra nemažai. Tai ta šviesa kažkiek tai baidys žvėris. Štai koks didelis laužas. Įdėjau gan stambesnį rastą, bet kažkaip įsivaizduoju, kad jis nesudegs. Bištytė suvalgyta, nors ten kažkiek tai aišku ir žalias mėsos paragavau, bet manau nieko dėl to neatsitiks. Arbatą irgi jau baigė gerti. Neliko ką čia daugiau veikti, tik tai eiti miegoti. Pabuvau ramiai, tos kelios valandos prabėgo labai greitai. Kągi, pasiklojau savo gulį, einam, pažiūrėsim, kaip jis atrodo. Taip, mano palapinė. Ir štai čia miegmaišis ir pripučiamas kilimėlis. Bušaitė viduryje palapinės. Iš išorės galima matyti, kad palapinė gana stipriai apšalus, o viduje nėra nieko panašaus. Laužas kiek toliau nuo palapinės. Šilumos jis man nesuteiks, tik tai šviesos. Viskas, ruošimės miegoti. Kągi, viskas, aš jau savo gulyje. Palapinė užsegta. Nu, tikiuosi nesušalsiu. Tai viskas, mano nakvynė baigėsi. Pakuojuosi savo palapinę, miegmaišio kilimėlį jau susipakavau. Ir ką, lėksim ant ledo susipakavę.
Taigi praėjo mano naktelį. Šiaip buvo ganėtinai tokia reikšminga patirtis. Miegai naudojau miegmaišį, kurio komforto temperatūra yra prie 0, o ekstremali lygtis prie -12. Tai va tą ekstremalią šiąnakt ir patyriau. Maždaug kas kelias valandas atsikeldavau pasižiūrėti, kiekgi tos temperatūros yra šalčio. Tai žemiausia rodė 11 laipsnių. Tai kaip ir pasiekiau tą miegmaišio ekstremalią temperatūrą. Žinoma, buvau apsirengęs realiai visais viršutiniais rūbais, su kuriais aš leidau vakar visą dieną. Tik tai lįsdamas į miegmaišį nusimoviau savo guminius batus ir išsiėmiau iš vidaus guminių batų pašiltinimą išsimoviau ir užsidėjau ant kojų, bet maždaug apie 1 valandą nakties jau pradėjo kojas stipriai gelt. Tai visa laimė, kad turėjau padukus elektrinius šildomus. Tai įsijungiau nuo powerbanko elektrinius padukus ir šiaip nesitikėjau, bet sušildė kojas ir nebebuvo šalta kojom iki pačio ryto. Tai sakyčiau, ganėtinai neblogai viskas gavosi su padukais. Bet šiaip to komforto tai tikrai nebuvo. Miegojau, tai taip budėjimo režime. Bet aš kadangi ne vieną kartą esu buvęs miške, daugmaž žinau tą jausmą, kada jau negalima kentėti, reikia keltis, bet šią naktį, žinoma, to nepasiekiau. Tai miegojau ramiai, budėdamas. Kągi, labai greitai pirmas ešeriukas papuolė. Nu, vau, fainai. Bandom toliau. Nauja vieta, iškart kibimas. Turim dar vieną. Wow. Šitą leidžiam iš karto atgal. Dar tokią didelę nebuvau pagavęs. Leidžiam trečiam bandymui tą patekyti.
Viskas, baigiu savo žvejybą. Prilapau daug ešerių, bet nei vieno nepasiėmiau, visus paleidau, nes mažiukai, ką čia man su jais daryti, nevert. Tai iš tikrųjų labai gerai padariau, kad atvažiavau į mažiuką ežeriuką. Kuo mažesnės, tuo didesnė tikimybė pagauti žuvies. Buvo nusikų nepagavom, bet smagiai praleidau laiką. Vakar nepasisekė, bet šiandieną atpirko nesėkmingą vakar dieną. Taigi